Sveiki visi žiūrintis laidelę sode ir šiltnamyje. Ir šį kartą mes jau nebe šiltnamyje, o mes sode. Ir dabar, manau, ateinančios laidelės kažkiek tikrai padarysim jau nebe šiltnamio. Pirmiausia, pradėsim sode. Tai pradėsim sode, galėsim kalbėti apie barokus, apie česnakus, jeigu kažkas norės, apie svogūnus, apie kopūstus, apie morkas, apie jų tręšimą, apie auginimą. Šį sezoną, manau, apsieisim jau tik su tręšimu. Bet tačiau, pirmiausia, manau, turim pakalbėti apie gėles. Gėlės tai yra vienas iš dalykų, kuris džiugina mūsų širdį, džiugina mūsų akį. Ir aš suprantu, kad yra daug žmonių, kas mėgsta, kad kiemas būtų tiesiog žolyti. Ir aš su tuo visiškai, aš tam neturiu nieko prieš, atvirai. Nes išlaikyti gražią, kokybišką veją kaip kilimas yra iš tikro daug žmonių nesupranta, bet darbas kruopštus, atsakingas. Tačiau man labai gražu atvažiuoti ir sodybas, kur yra pilna gėlyčių, jos skirtingų, jos gražios, jos tos spalvos tau džiugina širdį, man yra pilniausia vabaliukų visokių, kurie irgi užsiėmė su tom gėlytėm. Ir taip mes irgi atsidėkojam gamtą už tai, kad gamta leidžia mums būti su ja. Ir mes pakalbam apie gėlytės. Gėlyčių tręšimas nėra toks, sakykime, reiklus, kadangi mes iš jų negaunam derliaus, mes tiek netižvelgiam į tos reikalavimus taip stipriai, bet kelis dalykus reikia žinoti. Taigi dabar mes galim pašnekėti apie gėlyčių trąšas. Pirmiausia, kad būtų stiprios, vešlios gėlių šaknys. Taip? Kam tų stiprių šaknų? Tom gėlytėm mažytėm. Gėlytės nesvarbu, ar jos yra vienmetės, ar jos yra daugiametės. Viskas prasideda nuo šaknų. Viskas prasideda, žinot, nuo sėklos, tada viskas prasideda nuo šaknų. Ir šaknis jom atneša maisto medžiagos ir augalas be šaknų, kad ir gėlytė, jis gerai funkcionuoti negali. Taigi sezono pradžia, ar kada mes tas gėlytės kažkur persodinam, kad ir dabar mes nuvažiuojam vidury vasaros į senukus Ermitažą, Mokai Vežį, nesvarbu kur, pasiemam savo gėlytę, norim kažkur pasisodinti, persodinti, mums reikia žinoti, kad jis tresos. Ir pavyzdžiui, kokie elementai, kokios trąšos tinka tom gėlytėm. Taip? Tai čia per daug neviliojantį vatą, iškart pasakysiu, kad vienas iš svarbiausių elementų yra fosforas. Fosforas ne tik gėlėse, bet apskritai augaluose yra atsakingas už šaknų sistemą. Jis atsakingas ir už fotosintezę, kas yra labai svarbu, bet ir už šaknų sistemą. Ir jeigu mes kalbam apie šaknų visokius ten stimuliatorius, reguliatorius, kad geriau šaknydimuisi arba šaknims skirtas trąšas, juose dažniausiai yra daug fosforos, kol fosforas skatina tas šaknis įvystytis, būti gražiom šaknim, stipriom šaknim. Ir tada mes ką turim? Mes turim tas gėlytės gražias, stiprias šaknis, baltas ir tada jos jau gali veikti. Kitas dalykas, ką galim pašnekėti tam pačiam video, tai yra, ką daryti, kad gėlės ilgiau žydėtų. Taip. Tai pirmiausia, stipriom šaknim fosforas. Taip. Aš suprantu, kad kai kurie iš jų dabar sakot, lengva jums pasakyti, kad aš dar neužbėgsiu savo akių, kalbėdamas apie žydėjimą, pakalbam dar apie tas šaknis. Fosforas. Lengviau pasakyti, negu padaryti. Taip. Fosforo yra įvairių rūšių įvairiose trąšose. Taip. Tiesiog pasimkit, kur yra jo daugiau. Pavyzdžiui, yra monokalio fosfatas. Tai yra tiesiog kalis ir fosforas. Kas yra gėlėm, nuo vasaros iki galo yra labai gera trąša. Dėl ko? Nėra azoto. Tom gėlytėm azoto reikia tikrai, bet nereikia labai daug ir jos yra labai gerai sezono pradžiai, kad jos užaugtų, įsibajotų, nes azotas yra atsakingas už žalią masę gėlytėse, taip, tai jos gauna azoto, jos užauga, kada užauga, jom azoto daug nebereikia. Jos jau pakankamai pasiema iš žemės, taip. Tai jeigu mes kalbam apie trąšas, tai gali būti monokalio fosfatas, tai gali būti trąšos, kaip, pavyzdžiui, yra rinkoje 12, 20 ar 30 ir 12, kažkas, kas turi daugiau fosforo, taip, tai labai yra gerai šaknim. Arba kas turi mažai azoto, vidutiniškai fosforo, daugiau kalio, kaip pavyzdžiui yra pas trąšose, kur yra geros trąšos LT, kur ten yra tos gėlėm to trąšos, ten yra tik 7 azoto, 14 fosforo daugiau ir kalio daugiausiai, ten 34 jau gerai atsimenu. Kalis. Tai dėl ko to daug kalio, tai sakiau prieisim, tai yra tas visas gėlyčių žydėjimas. Gėlytės, kad žydėtų, jos savo žiedlapiuose turi kaupti įvairių medžiagų ir tas kaupimas, jų tų spalvų išlaikymas, tų elementų išlaikymas reikalauja kalio. Visas apskritai augale medžiagų pernešimas stovi ant kalio
gėlytį reikia pernešti visokias medžiagas iš žiedlapių, žinot, kažkur transportuoti azoto, nes jis mobilus ar panašiai, jį naudoja kalį. Dėl to kalis yra labai svarbus ir jeigu mes gauname užklausą, gaunam ką daryti, kad tos gėlės ilgiau žydėtų, nes nusako, nusiperkam mes gėlytės, pas kaimyną dar žydė už kelių namų, pas mane ne, viskas jau žinot, nužydė ir nužydė. Na tai kalio, paprasčiausiai dirvui trūksta kalio, nes jos yra atsakingas už kalį. Ir tai pasitaiko, tieskant iš mano praktikos rečiau, bet pasitaiko ir tada, kai yra klausimas, arba tyčia norima, kad gėlės ilgiau žydėtų kažkur, yra kažkokie projektai, dekoratyviniai, tada jau klausia, ką daryti, kad kuo ilgiau žydėtų, kalis. Vienareikšmiškai kalis ir tai nereikia kažkokio ten blatnų, ten, žinot, pas mus viskas yra gyvenime. Ne gyvenime, bet pas mus pramonė yra daug kas yra marketingas tiesiog ir nereikia tų ten baltnų tyčia biostimuliatorių, kurie ten žydėjimui, ten paprasčiausiai dažniausiai būna kalio daugiau ir viskas dar kažko įdėta, kas nėra blogai, ten įdėta visokių įrodumlių būna nuo streso, dar visokių dalykų mikroelementų, kas yra gerai, bet pagrindinis elementas, kas atsakingas, kas prailgins tą žydėjimą, yra paprasčiausiai kalis. Ir tada, ką mes sužinojom, apibendrinam taip greitai šitą visą, ateina pavasaris, mes gėlytėm arba persodinam, duodam trąšų su fosforu, kad gerai šaknis įsitvirtintų, prasiskleistų, būtų tvirtos. Tada reikia šiek tiek azoto, kad ta gėlytė sugebėtų užaugti. Jeigu duosit per daug azoto, tai jį gali ir peraugti, perstipti. Dėl to azoto trąšose turbūt nedaug. Jį geriau duoti yra dažniau, bet mažesniais kiekiais. Jeigu nėra galimybės, tada jo patręšiam biriom trąšom. Gal kokiam universaliom, Jara Milo kompleksas labai yra populiarios geros trąšos. Jeigu išeina, tai gal duodam tirpių dažniau, bet pamažiau. Fosforas ir azotas, tai va, sezono pradžia. Po to likęs sezonas jau yra kalis, ypač sezono gale, jeigu jūs net nenorit, kad ilgiau žydėtų, kad gerai peržiemotų, kalis yra irgi ypač svarbus, nes jis tada augalas sezono gale savo maisto medžiagas perneša iš šaknis ir kad perneštų sėkmingai, jam reikia kalio, reikia daug kalio. Ir tada jis savo medžiagas prieš žiemą perneša, gėlytės perneša iš šaknis. Ir tada jau kitą pavasarį iš šaknų jos vėl sėkmingai atsinaujina. Jeigu jis turės per mažai kalio, kad perneštų rudenį tas visas maisto medžiagas į šaknytes, tada blogai ir žiemos. Tai gali ir blogai peržiemoti, ir gali neperžiemoti, ir gali labai sunkiai atsigauti. Tai va, tiek apie tas gėlytės. Tas video tikiuosi jums patiks. Ir čia toks labiau, sakykime, teorinis video. Kitą kartą gal pažiūrėsim arba į svogūnus jų tręšimą, arba kopūstus, arba morkas, pažiūrėsim kaip geriau. Dabar tai eisiu aš atsipalaiduoti su šeima, gamtoje. Ir ką, tikiuosi jūs irgi ilsitės vasarą, mėgaukitės gamta. Ir kaip visą linkiu jums sėkmės.